Eko 2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Labas rytas. Kalendorinį pavasarį laida Statybų gidas pradeda nuo kelionės į Palangą. Projektas Gintariniai vakarai po žiemos mėnesiais trukusio ilgo dokumentų derinimo ir tvarkymo jau laukia savo intensyvių darbų fazės. Kaip jie prasidės, dabar ir pažiūrėkime. Kai kurios statybinės istorijos primena anekdotus. Tačiau jos tikrai nebūna juokingos tiems, kurie su tomis situacijomis yra susiję tiesiogiai. Todėl šį kartą, žvelgdami į netrukus intensyviais darbais Palangos ramybę sudrumsiantį projektą Gintariniai vakarai, pasidairykime po labai konkrečias vietas ir pasidomėkime labai konkrečiais gaminiais. Statybininkai baigdami darbą paskambino užsakovui ir sako, darbas atliktas. Tiesiog 100% taip, kaip sakėte, kaminas paruoštas pridavimui. O užsakovas kitame gale sako, vyrai, tai turėjo būti šulnys. Tai kad darydami darbą vyrai, pirmai paskaičiuokit, pažiūrėkit, išsimatuokite. Ypač su santechnika, kada reikalinga tiesiog įsigilinti nuo pat pradžių. Jeigu nauja statyba, ok, jūs pagausite pagal brėžinius, kur ką reikia daryti, bet jeigu tai renovacija, dar prieš išardant seną vonę ar tai dušo kabiną, jau pradėkit žiūrėti, kur dėsitės vamzdį, kur naujas pajungimas, galimai elektros lizdas, maišytuvas ir taip toliau. Ateikite į parduotuvę, ramiai paaiškinkite, ant popieriuko subraižykite, kokie jūsų norai, pašnekėkite su meistrais, kurie atlikinės darbą ir taip jūs pagausite, kaip sakant, bendrą kalbą su žmonėmis, kurie prekiauja medžiagomis, ar tai dušo kabina, ar tai vonė, ar tai kažkas panašaus. Tiesiog įsigilinkite patys, nuimsit, apskaičiuokite, kokią naują bus plytelė, koks storis, klijai. Va tie paprasti dalykai jūs galite išmušti iš vėžių. Pasidarysit jau plyteles, atsivešite vonę, o jinai netilps. Tai kad rekomenduojam pirmą praeiti per parduotuvės ir pasišnekėti su specialistais. Specialistų konsultacijų jums tikrai prireiks, kai planuosite virtuvę. Virtuvės santechnika turi būti ir ypatingai funkcionali, o ir dizainas tikrai yra ne paskutinėje vietoje. Frankė gamina plautuvės iš 4 medžiagų. Tai yra nerūdintis plienas, tektonitas, granitas, dar kartą akcentuoju granitas, nes kiti gamintojai gamina alegranitinės plautuvės iš kvarcinio smėlio. Tai va, Frankė naudoja granitiniams plautuvėms apie 80% granito ir 20% ryšamų medžiagų. Ir santykinai nesenai pasirodžiusios yra keraminės plautuvės. Keraminės plautuvės čia ne tos, kur praustuvose vonios kambarį naudojamos. Tos keraminės plautuvės yra labai atsparios ir trinčiai, ir dūžiams. Dar norėčiau, kad žmonės nebijotų pirkti ir granitinių, ir keraminių plautuvių. Frankė testuoja tas plautuvės, paima metalinį rutulį kilogramo ir iš pusės metro meta į padėtą plautuvę. Taip, kad tikrai jos atsparios dūžiams ir trinčiai. Liaudies išmintis sako, kad šukės laimę neša. Bet norime palinkėti, kad plautuvė iš šukės nesudužtų, ypač pati madingiausia. Dabar labai populiarios yra plautuvės, kurios montuojamos iš apačios vien dėl to, kad nebelieka, vadinkim, briaunų, aplink kurias turi ten sušluostę, apeiti, nuvalyti, nusausinti ir taip toliau. Tai va, kai atsirado tie stalviršiai, kurie atsparus drėgmiai, tai yra HPL-iniai arba ten kompaktai vadinami, tai tada va tos labai stipriai išpopuliarėjo tos plautuvės. Gamintojo siūloma spalvų paletė turėtų patenkinti ir stilingo, ir įnoringo užsakovo pageidavimus. O prie virtuvės plautuvės neišvengiamai privalo dėrėti ir dar kelios detalės. Kadangi plautuvės yra spalvotos, tai ir maišytuvai yra priderinti pagal plautuvių spalvą. Yra su ištraukiamais antgaliais, su dušiuko funkcija, labai patogu
nuplauti daržovės, vaisius, ar ten, kad ir skardą po kepimo nuplauti labai patogu. Dar Franke taip pat kolekcijoje turi ir muilo dozatorius, skysto muilo dozatorius. Jie taip pat atitinka maišytuvo spalvą. Po plautuve gamintojas siūlo susimontuoti ir labai funkcionalią maisto rūšiavimo sistemą. Kelių kibirėlių ir kokios talpos ji turėtų būti, čia jau jūsų sprendimas. Tačiau gamintojas siūlo tikrai daug įvairių variantų. O dar viena maža, bet patogi ir maloni smulkmena – nusausinimo indas, kuris bus ypač aktualus, kai prasidės tikrasis šviežių vaisių ir daržovių sezonas. Nors internete galima rasti tikrai daug informacijos, tačiau nepamirškite, kad gyvas prekės apžiūrėjimas prieš priimant sprendimą ypač svarbus. Vis dėlto mes siūlom žmonėms ateiti į mūsų salonus, atvažiuoti, nes rinktis tam tikrų produktų iš paveiksliukų nepatarčiau. Nes paskui, kad turėsite bėdų su pajungimais, su įmontavimais. Tai va, siūlau vis dėlto apsilankyti pas mūsų gerus šaunius konsultantus ir neturėsite bėdų montavime. Dar viena patalpa, kur tikrai reikia funkcionalių ir estetiškų baldų, tai vonios kambarys. Kartais iš pirmo žvilgsnio net nesuprasite, kad šie baldai gaminami mūsų šalyje. Keletą žodžių apie Lietuvos gamintoją Kame. Tai jie gamina vonios kambario baldus. Serijiniu būdu jau 10 metų rinkoje gamina iš tikrai pačių kokybiškiausių medžiagų, naudoja tik vakarietiškus, vokiškus, šveicariškus bėgelius, kaip pavyzdys, rankenėlės ir taip toliau. Tai va, kuo dabar jie gamina maždaug apie 12-13 serijų turi baldų, visi baldai gaminami 60-80 metrų arba 1,20 m dydžio, kas labai patrauklu, kad, pavyzdžiui, tą patį baldą ant to paties baldo galima uždėti ir praustuvą įleidžiamą, galima uždėti ir stalviršį, ir ant jo sumontuoti pastatomą praustuvą. Ir tie baldai vėlgi gali būti įvairių spalvų. Modernūs, klasikiniai, minimalistiniai tikrai rasite savo tinkamą stilių ir derančią spalvą ar atspalvį. O šiuolaikiškame vonios kambaryje yra ne tik belaidės technologijos, kurios šią patalpą leidžia paversti maloniausių rytinių ar vakarinių procedūrų vieta. Apšvietimas ar kitos detalės irgi nemažiau svarbios. Kiekviena iš serijų dar turi vadinamas ūkinės spinteles. Tuose ūkinėse spintelėse vėlgi gali būti ir apšvietimas sumontuotas. Ir taip pat gali būti sumontuota skalbinių dėžė. Tai vat labai praktiška ir priklausomai, kiek jūs turite vietos vonios kambario baldams, galima viską suprojektuoti, sudėlioti, ateisit į mūsų saloniukus, mūsų konsultantai tikrai jums padės, išrinks, sutvarkys. Tik vienas prašymas. Ateikite į saloniukus ne tada, kada jau ir plytelės išklijuotos, ir elektra išvedžiota. Geriau ateiti pas mus, kada dar, kaip sakoma, plikos tos sienos, tai mes jums sudėliosim viską. Pasakysim, kur papildomai gal reikia kabeliuką kokį išvest, kad ten apšvietimam ir taip toliau. Ir sudėliosim visus baldus, sudėliosim vonias ir jūs laimingai gyvensite Lietuvoje. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperjunkite kanalo, po kelių minučių mes vėl susitiksime. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.
Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir siūlome pasportuoti. Jeigu jūs metų pradžioje žadėjote patys savo, numesti svorį arba įgyti geresnės kūno formas, galbūt užsirašėte, o galbūt vis dar neprisirašėte užsirašyti į sporto klubą. Galbūt ten nuėjus nepatiko, pavyzdžiui, tvyrantis prakaito aromatas. Yra sporto klubų, kur šiuolaikiniai inžinerijos sprendimai leidžia tą gryną ir šviežią orą užtikrinti kiekvienam sportuojančiam. Turbūt metų pradžioje ir tarp mūsų žiūrovų atsirado daugiau tokių, kurie nueina į sporto klubą. Juk turbūt dažnas esame savo ar kažkam kitam pažadėję, jog mėginsime gyventi sveikiau ir sportuoti ar bent judėti daugiau. Bet kartais noras sportuoti numuša ne valios stoka, o pačių sporto klubų ar treniruočių salių aplinka. Jei kalbėsime atvirai, erdvės, kuriuose nuo pat durų pasitinka sodrus prakaito aromatas, nelabai vilioja. O gryno oro poreikis tokiuose objektuose būtinas. Aišku, ir sporto klubai atsinaujina, reiškia, atsiranda naujos patalpos. Patalpose atitinkamai reikalavimai turi būti, kad galėtume kvėpuoti, kad būtų reikiama temperatūra, kad reikiama būtų santykinė drėgmė. Ir aišku, kaip senuose klubuose mes nenorim, kad būtų prakaito kvapai. Tai įrengus šitokias patalpas reikia į tai atsižvelgti, kad nebūtų kažkokių problemų, kad vaikai galėtų patogiai persirengti, nusiprausti, sportuoti ir aišku, kad užtikrinti tą vidaus klimatą, kad leistų sportuoti, būtų sąlygos tam sudarytos. Tai neužtenka tik tai gražių sienų, tai neužtenka tik tai apšildyti pastatą, bet tai reikia ir tam tikrą įrangą sudėti. Tai šiuo atveju yra sumontuoti rekuperacinės sistemos, kurios dirba ant patalpų, reiškia, keičia orą ir mes neturime bakterijų, koncentracija yra labai maža, taip pat ir dulkių neturim, kadangi aišku yra filtrai rekuperatoriai, reiškia, yra valomas oras pastoviai, ir oras, senas, geras oras, šilumos siurblys, kuris palaiko norimą temperatūrą. Patyręs specialistas pripažįsta, kad sporto klubai irgi keičiasi ir keičiasi dažniausiai į gerąją pusę. Tačiau patalpų savininkai tikrai ne visada įvertina specifiką. Tai, kas tinka pavyzdžiui kirpyklai ar galerijai, ne visada tik sporto klubui. Reikia paskaičiuoti, pasidaryti projektą, kiek bus žmonių vienu metu patalpoje. Tai reiškia, tokio dydžio reikia turėti rekuperacinę sistemą. Aišku, oras, vėlgi reikia atkreipti, kiek mes turėsime langų, kiek turėsime saulės, nes gali būti, kad sporto klube netgi žiemą reikia vėsinti, kas yra specifika sporto klubo, kadangi žmonės sportuoja sporto klube, tai reiškia, išskiria daug šilumos, bėgioja, rėkauja, šokinėja, tai vėlgi atitinkamai, kaip sakau, reikia nepamiršti, kad gali būti, kad šitokias patalpas reikia vėsinti žiemos metu. Vėsinti, o ne šildyti. Aišku, kada nėra nieko sporto klube, tada reikia palaikyti norimą temperatūrą, tada atitinkamai oras šilumos siurbliai toliau pradės ir šildys patalpas. Bet priklausomai nuo žmonių kiekio gali būti, kaip sakau, ir vėsinimas žiemos metu. Patalpas surasti su teisingai įrengtas, tvarkingai ir su geru vėdinimu yra pakankamai didelis iššūkis. Klubas skaičiuoja jau 8 metus ir iš tikrųjų teko dirbti įvairiose patalpose. Ir ta kokybė vis tiek treniruočio atsispindi. Drėgmė, žasoja veidrodžiai ir taip toliau ir panašiai. Tai čia su tokiom problemom nesusidurėm, nuolatos šviežias oras. Nesvarbu, kiek būtų laipsnių už lango, ar plus 30 dabar jau dažnai sulaukiam mūsų vasarom, ar minus 20 mūsų žiemom. Tai visuomet komfortiška, gera temperatūra, šviežias oras. Kokybiškas vėdinimas, šviežias oras treniruotės metu turi daug įvairių faktorių. Karate toks sportas, kur reikia ir ištvermės, ir galingumo, tai be šviežio oro mes to tiesiog nepadarysim. Tai čia, sakykime, mūsų toks labai vienas iš pačių, kaip sakyti, reikšmingiausių aspektų, kurių mums reikia. Kad nekainuotų per daug arba per mažai, arba nebūtų išmesti pinigai, tai siūlome pasitarti su specialistais, kurie jums nukreips ir parodys, ko jums tiksliai reikia.
Tai dažniausiai pirmas pokalbis su specialistu jums atneš daug naudos, tai reiškia, kad jūs suprasite, ko jums reikia, kokios įrangos reikia ir kiek jums reikia. Ir aišku, sužinosite maždaug kokie pinigai, tai kalbame. Tai kreiptis į specialistus, kaip sakau, yra mažiausios išlaidos, kurios jums kainuos pradžiai, bet gali būti, kad jūs turėsite didžiausią naudą. Patyręs specialistas pripažįsta, kad sporto klubai irgi keičiasi ir keičiasi dažniausiai į gerąją pusę. Tačiau patalpų savininkai tikrai ne visada įvertina specifiką. Tai, kas tinka pavyzdžiui kirpyklai ar galerijai, ne visada tik sporto klubui. O laidos pabaigoje, kadangi pavasaris prasidėjo, vis tiek šildymo tema yra aktuali. Pakalbėkime apie šildymą dujomis, nes dujos šiais laikais pinga. Dėl sumažinto akcizo mokesčio ženkliai atpigo dujų balionai ir dujos šildymui. Kai kitas kuras brangsta, dujos tampa pigesnių šildymų. Tad čia gera žinia, pradedame reportažą apie šildymą dujų balionų sistemomis. Šį kartą statybų gido kūrybinė grupė keliauja į Šalčininkus. Čia ne pirmos jaunystės, bet kruopščiai apšiltintame maždaug 120 m2 name gyvena ponios Kristinos šeima. Daug metų šį namą šildė malkomis, tačiau prieš 6 metus nusprendė, kad savo, o ne katilinį reikia skirti daugiau laiko. Mes skaitom laikraščiai, žurnalai ir vienam laikraštyje pažiūrėjau, kad yra reklama ir paskambinau ir viskas, atvažiavo agentas ir viską paaiškino mums, papasakojo, kaip tai bus, kiek tai kainuos, ir pabandome. Sprendimu pabandyti šeima džiaugiasi jau ne pirmą šildymo sezoną. Svarbiausia, kad nuolat brangstančios malkos liko tik prisiminimu, o namai tapo švaresni ir jaukesni. Po darbo reikės atvažiuoti tų visokių, kol apšildysi, tai labai daug praeina laiko. O čia aš išvažiuoju į darbą, darbę galiu nustatyti, atvažiuoju jau namuose viskas tvarkoju. Pašildytas namas. Nežinau kodėl, bet mes su vyru pašnekėjom ir, nežinau, gal tai mes tik vieną tą reklamą pamatėme, iškart paskambinom į Sauridą. Atvažiavo agentas, kai paskambino, pasakė, kada susitarėm, kada atvažiavo, viską mums paaiškino, kiek kainuos, kiek tai bus viskas. Ir viskas, jeigu mes iškart sutinkam, kad viskas bus pas mus tą firmą, ir po kiek laiko jie atvažiuos, tur gal po mėnesių ir pastatė visą tą sistemą. Pas mus tai užteko vienos dienos. Taip, atvažiavo brigada, viskas sutvarko ir viskas. Po to tik atvažiavo, nežinau, kas ten buvo, bet tik patikrino, ar viskas tvarkoj padaryta. Ir buvo atvežti balionai. Labai greitai, labai faina. Sakiau, jokių problemų, jokių nesupratimų, ar ten kažkokių, nebuvo. Viskas buvo padaryta greitai ir gerai, tik buvo mums pasakyta, kad mes paruošim tą visą kur pastatyti tą dėžę ir viskas. Kristina sako, kad išmaniąją programėlę leidžiančią ne tik nuotoliu reguliuoti namų temperatūrą, bet ir naudotis kitais sistemos privalumais, taip ir neįprato naudotis. Tačiau dėl to namuose šilumos tikrai nėra mažiau. Per žiemą pas mus buvo 22, jeigu toks didesnis buvo šaltis, tai mes ir 24, o taip 22. Pas mus labai gerai apšildytas namas, tai daugiau mums ir nereikia. Mažų vaikų mes taip nėra, tai užtenka ir 22. Su Saurida mes neturėjom jokių kol kas problemų, jau 5 metų naudojam, jokių problemų neturėjom. Niekada. Pasibaigė pas mane dujus, aš skambinu į tą firmą ir jie sako, kad mes matom, turbūt automatika kažkokia tai, ir nežinau. 3 balionai pasibaigė, aš skambinu į firmą, jie sako, atvažiuos, apmokėsiu iš anksto ir jie atvažiuoja ir atvežė man. Netgi nieko nėra namuose, jie patys atvažiuoja, pasikeitė, viskas. Faktūra man palika čia ant balionų ir jis sakiau, labai gerai. Mes pastatom, po to vyro draugas irgi atvažiavo čia pas mus, pasidomėjo, kaip čia viskas čia vyksta ir jis irgi pastato. Irgi? Taip, irgi pastato.
Pasak pašnekovės, pamatė, kad išmanioji dujų šildymo sistema leidžia kilstelėti gyvenimo komfortą į visai kitą lygį. Kristinos pavyzdžių pasiekė ir kai kurie kaimynai ir giminaičiai ir tikrai džiaugiasi. Belieka pasidžiaugti ir mums sėkmingų pašnekovės sprendimu ir pamastyti. Juk daugeliui mūsų namų šildymo sistemos pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių sprendimų, nuo kurio priklauso kasdieninis komfortas. Kaip patarė specialistai, dabar geriausias laikas keisti ir atsinaujinti namų šildymo sistemą. Ir nuolaidų daugiau, ir darbus atliekantis meistrai laisvesni. Dėkojame už dėmesį laidai Statybų gidas. Jeigu norite kažkurios reportažus pažiūrėti dar sykį, tv3play.lt platformoje galite rasti mūsų laidas, o mūsų laidos YouTube paskyroje visus atskirus reportažus. Mes susitinkame kitą šeštadienį tokiu pat metu. Likite sveiki. Eko 2 šiluma laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.